How are you today now? Nu va, atvažiavom į stintų šventę, dabar vyksta stintų varžybos. Žiūrim stintos, ar yra daug žuvies, matosi va daug žvejų stovi. Vėjo šiek tiek yra, va matosi plazdena vėliavas, gražiai iškabintas ant tilto. Ir pažiūrėsim, kaip sekasi žvejams. Matosi, užmetė vienas meškerę. Ir žiūrėsim, kažkoks yra varžybų prizinis fondas. Ir pažiūrėsim, ar jiem čia kažkas tai iš viso eina. Žmonių nėra daug, žvejų daugiau negu žiūrim. Pagauna, nepagauna. Valandį tarp pusių. Visi susikaupę. Arba tą, žinai, atkabintos, tą pleką nuimti. Matosi, masalą pridėta. Ir jaunimas gaudo, matosi, žuvį. Svarbu yra apranga gera. O, traukia, jau matosi, traukia didelę žuvį. Tuoj pamatysim. Žiūrim. O, ateina. Nieko neateina, tik tai šitas. Tik tai švino gabalas ir tušti kabliukai. Nematyt, kad čia kliovas būtų kažkoks. Tas senovinis dalykas, dar kada nieko nebuvo. Nuotaikos matosi liūdnos yra, kibimo nėra. O, 5 kabliukai yra visi tušti. Iš kalbų panašu, kad čia ant plekšnės eina, bet tos stintos tai kažkaip abejoju, kad čia būtų šį kartą. O, jau ten. O, matosi, jau ten tas su raudonu jau kažką traukia. Pabėgasi. O, jau toks kliovas, kad net meškerę nutraukė. Nu, žiūrim, kaip ten jau matosi tas žmogus kažką lupa. O, ištraukė žiauriai didelę plekšnę. Jau čia šitas garantuotai laimėtojas yra varžybų. Tai sveikinam jūs su laimikiu. Pirmą pamatėm šiandien. Neblogas. Ja, ir ponia gaudo. Nu va, apėjom visas, čia kiek čia tų žmonių koksai. Nu, gal yra koks 80, gal kiek čia matyt. Ja. Ai, dar sako, ne visus dar apėjau. Dar va čia dar sako, yra keli kitoj vietoj, bet čia turbūt ne varžybinė zona, čia šitie nedalyvauja varžybose, neužsiregistravę. O stintų nėra? Ne, Ko atėjo, tai... Kovo mėnesį bus stintos. Tai kodėl jie daro vasarį? Stintų šventę. Čia tradicija tokia. Stintas, o čia kovo mėnesį visas tiltas bus nustatytas keseliais ir gaudys su tinklais. Naktimis. Va, atvažiuosim kovo mėnesį stintų. Atvažiuosim kovo mėnesį. Ateisim. Pirksim keselį ir... Ant tilto jie su tais tokiais dideliais, Ja. ant dviejų tokiais. Bet čia buvo prieš kokias 2 savaitės ar 3 savaitės prisistatę, buvo atėjęs, stovėjo.
Nu, bet va, Tų jų prikabinta. pagrindinis kovas ėjimas būna. Nu, šį vasarą, šį žiemą to tokia keista, gal ir anksčiau jos vaikščioti. Nu, šįmet žiemos kaip ir nebuvo galima dar. O šiandien gal pirma diena, kai pašalė kažkiek. Jo, šiandien jau šaltukas bent buvo. Valandį tarpus jau. Visi susikaupę. Arba, žinai, atkabintos, tą plečią minti. Matosi masala pridėta. Ir jaunimas gaudo, matosi žuvį. Svarbu yra apranga gera. O, traukia, jau matosi, traukia didelę žuvį. Tuoj pamatysim. Žiūrim. O, ateina. Nieko neateina, tik tai šitas. Tik tai švino gabalas ir tušti kabliukai. Nematyt, kad čia kliovas būtų kažkoks. Tas senovinis dalykas, dar kada nieko nebuvo. Nuotaikos matosi liūdnos yra, kibimo nėra. O, 5 kabliukai yra visi tušti. Iš kalbų panašu, kad čia ant plekšnės eina, bet tos stintos tai kažkaip abejoju, kad čia būtų šį kartą. O, jau ten. O, matosi, jau ten tas su raudonu jau kažką traukia. Kolegas su... O, jau toks kliovas, kad net meškerę nutraukė. Nu, žiūrim, kaip ten jau matosi tas žmogus kažką lupa. O, ištraukė žiauriai didelę plekšnę. Jau čia šitas garantuotai laimėtojas yra varžybų. Tai sveikinam jūs su laimikiu. Pirmą pamatėm šiandien. Neblogas. Ja, ir ponia gaudo. Nu, apėjom visas, čia kiek čia tų žmonių koksai. Nu, gal yra koks 80, gal kiek čia matyt. Ja. Ai, dar sako, ne visus dar apėjau. Dar va čia dar sako, yra keli kitoj vietoj, bet čia turbūt ne varžybinė zona, čia šitie nedalyvauja varžybose, neužsiregistravę.